Eilinis Emilis pasiruošęs. Kada šitą kalį mes apkirpsim? Nu ką, viskas kelias gal nebėra. Rytoj frontą jau veš. Ai, dornas. Čia paprastai pavyzdį parodys, pamokys. Jeigu nesiseks, bus įjungta prievarta. Gerai, kaip sakant, 5 dienas Nu ką, darom kareivišką maisto reviewą. Čia yra nei kiauliena, nei vištiena, nei jautina. Čia yra keptas Mėgstu faršą ir kotletus, mėgstu faršą ir kotletus, mėgstu šaudyti pistoletus, mėgstu šaudyti pistoletus. Dabar mokinsimės ginklą valdyti pagaliau. Karys išgirdęs savo pavardę atsako aš. Jokūbas. Aš. Ei, sveiki visi, su jumis sveikinas. Vienas ir vienintelis Emil, the legend, the master, the killer Jacob. Ir šiandien yra tokia diena, kad aš miegojau 5 valandas, nes man reikia varyti prisiduoti į Armuchą, karoči. Susitariau, kad leistų pafilmuoti. Baram dabar į Karo akademiją prisiduoti ir tada po Karo akademijos varysim į Kazlų Rūdą, į poligoną. Žodžiu ruoš, tai dabar oficialiai aš nebesu joks komikas, šaumenas. Man priklijavo naują etiketę, aš šiuo momentu esu eilinis. Emilis, eilinis Jokūbas. Einam prisiduoti Karo akademiją ir pažiūrėsim, ar išgaidžio pusgaidį padarys ar ne. Labą dieną. Sveiki. Sveiki, sveiki. Tai ką, einam, netempėm gumos, ne? Einam. Davai, varyk pirmas. Sveiki. Tai gaduosiu šiandien, gerai? Gyvenat, sportuojat, mokotės. Jo. Šiandien tokia diena bus mūsų įvadinė. Jo. Štabo viršininkas papasakos jums aplamai truputį apie kariuomenę. Tada ginklo valdymo testas. O, šitas labiausiai laukiu šitą. Man reikia pasiruošus būti. Negali žinoti, kaip sakė, nieka. Viską gausit, kas yra vyrui būtina. Jo, gerai. Aš tai galvoju. Taip. Bet ginklą neišduosit jau čia po tų dienų, nebus, kad aš čia gausiu. Namo neštis? Jo. Kaip sutarsi? Aš tikiuosi, batų nepamiršot. Aš turiu batus, bet žinokit, čia irgi problema yra, jūs man davėt pranešiot. Aš dabar pilnai krūvinam nutarkuotam kojamės. O kada nešiojo? Prieš 3 dienas, tai aš nežinau, kaip aš šiandien paeisiu, su jais dabar kėdus susidėjau, nes kojas visas išpūvusios. Kiekvienas šauktinis pirmą savaitę. Jo. Vėjas jaučiu pučia, ne į maikus. Bet apsaugų nepaėmiau vėl. Oi, atsiprašau, šeiksmažodžius. Pamirštu, kad čia kariuomenės keiktis negalima. Prie manęs tai prašyčiau. Jo. Nėra kažkokių karinių kiekšmažodžių, specialių kažkokių ten. Kad tave generolas užveršiuotų ten kažką tokio. Jo, kažkokių. Tai generolas užveršiuotų? Jo, kažkokių ten tokių. Negalim papasakoti, tai pajaust. Ai, pajaust. Aš netaip įsivaizdavau, kad aš gaučiu bus tas palapinės tokias kamufliažo aptrauktas ir... 4 metus palapinės? Jo. Kaip Vietnamo džiunglėse kokiuose. O tai koks čia mano dabar statusas, aš eilinis, salaga, kas toksai? Sveiki, labą rytą. Sveiki, labą dieną. Čia kažkur daiktas. Aha. Gerai, žiūrim vaikoną. Nėra skirtumo jaučiu, kuria pusė, ne? Čia dvi pusės. Nesuprantu. Nu ką, žinau. Gerai. Normaliai. Lemba. Gerai, ne? Jo, pirmą kartą gyvenime su kariniam kelniam, bet dabar negaliu susiveršti. Bliam, bet čia kažkiek, žinokit, pas jūs tipo, čia tikrai nėra, kad aš debilas, čia kitokie diržai. Negaliu sekti, hebra. Va, viskas yra. Oi, pirma užduotis, kaip sakė. Pirma karinė užduotis. Kojinių irgi nepersimovė. A, jau tiksliai, kojinės. Čia aš kaip mama būsiu. Emiliukai, Judu, bliam, palaukit. Jokūbas. Eilinis Emilis, taip, serė, eilinis Emilis pasiruošęs. Lietuvos vėliava. O. Ir akademijos. Darbas. Oi, su tokiom vaikštų. Čia nieko nėra. Čia 20% kuprinė. Kažkas čia pas mane. Reiva kažkas. Nes nelygiai. O. Oi. Ačiū labai. Nu ką, realiai? Emilį, aš palieku dabar tave šitų vaikinų atsakomybei. Taip. 10:30, tada susitinkam prie akademijos viršininką, gerai? 10:30. Sėkmės. Aha, ačiū. Nu ką, judam. Supažindinsim su kvapą, kambariokų nauju. Čia, į viršų. Į patį 4 aukštą. Kairė. Jo. Nu va, čia mūsų čia kariminės. Vienoj pusėje, kitoj pusėje. Čia mūsų intendantas. Čia kambariai po 2 žmonės. Po 4 Visai gyvenam. taip įsivaizdavau. Ir tu gyvensi čia. 47. Iš turėsiu kolegą. Aha. Emilis bus to kolega. Oi. Tu čia, gali nusiveši ant stalo daiktas dabar turbūt. O, sveiki, tamsta. Sveiki, dams. Kada šitą kalį mes apkirpsim?
Tai dabar gimsim iš karto. Čia mūsų vyriausias instruktorius, štabas seržantas. Čia gali daiktus susimest, paklodęs dar kažką, vakare pasiklodęs. O šitą man turėdavo nugaros? Ne, pasilik, neturėk. Nereikia. Nusim kepurę viduje visą laiką. Ai, viduje kaip būni nusiemi. Sveiki, dešinę kišenę. Sveiki, tamsta. Čia tavo kambariogas. Emilis irgi. Malonu, mano klonas tik jau apskustas šits. Taip. Tai va, gyvensi čia, ką, palauk, dabar įdomiausia dalis, ne? Einam skust. Varam skust. Tai va, čia yra dušai. Nuo priekio geriausias vietas, o po to, jeigu nepasiseka, tai šlangą turim. Ką jau, ne? Tai va, einam toliau čia, ne? Čia yra, žiūrėk, virtuvę turim. Gan gerai. Tas karvinės, va, šaldytuvas yra. Žiūrėk, mesų visokių nesąmonių užmarnuota. Ir čia tada prasideda kambariai po 4. Žiūrėk, jeigu netyčia gerai pataikysim. Oi, Vyrai gyvena. Kambariai. Sveiki. Sveiki, tamstas. A jis geimina čia nais kažką? Sveiki, tamsta. O, žiūrėk. Oi, jie laukia. Vyrai susirinkę laukia. Laukia. Dabar jeigu užeisi, tai Čia kils daug. Nu? Ne, čia geriau neiti vidų. Čia geriau neina. Stalo tenisas, ką žinau, kas čia dar gero. Va, čia mūsų kambarys yra. Čia mūsų kambarys. Liam, šiaip jo daug vietos. Aš visai netaip įsivaizdavau. Ką, eina, palauk, surandam... Geriau tikrai negu antakalnė barakas. Nu? Va, žiūrėk, čia vyksta renovacijos darbai. A, čia dirbam. Patys dirbam, dažom, va, merginos, žiūrėk. Kareiviai ir šitą patį pastatą pastatė, ne? Va, aš jaučiu jo, žinau, mes nežinom, bet jaučiu jo. 25 metus. Smagiausia dalis laukia. Dabar, manau, galime eiti skustį. Skutam. Ai, čia ir skutimas ir viks. Tavo kirpėjas, nusimk šitą. Sveiki. Ai, plamaikį geriau irgi nusimti, ne? Nes po to neštės. Plikai, ne? Skutam plikai, žinok, nu tipo, ne, žinai kaip... Pirmą numerį. Pirmą numerį, jo. Bliamba, mano pana verks. Jinai sakė, man nesiskusti jokių būdų. Nu, bet niek. Važiuojam. Aikt. Nu ką, viskas kelias gal nebėra. Rytoj į frontą jau veš ant mėsos pirmą liniją. Iki mėsos atrodo varo. Bet šitą iš jūsų visų mano trumpiausių plaukai jaučiu bus. Jo. Štai barzdą palieka prieš tai. Bet šį barzdą jo palikit, nes be barzdos. Užgaidi iš karto į tą dušą su šlanga tenais. Po tą geltoną šlangą iš karto. Dabar bent kažkiek dar grėsmingai gan turėčiau atrodyti. Arba kaip tik kaip kiaušinis, aš nežinau, aš nematau. Ai, tu durnas. Visiškai plikai. Eik tu, aš kaip įsigimus mano galva. Tai tu palauk, dar su peiliuku galim. Ai, ne, nebereikia žinoti. Tu durnas, kaip aš atrodo baisiai. Jeigu dabar mano nuomininkas ateitų nuomą susirinkti būdą, aš išlyščiau, jaučiu mens iškviestų. Galvot, čia kitas žmogus kažkoksai. Tu durnas, aš kaip atrodo. Eik tu, na. Absurdas. Tai pats tas, ne? Prašau. Viskas galim įdėti. Bet šiaip, žinok, nu normaliai atrodo dabar. Nu, man tai keisti biški. Prasi. Gerai, viso, hebra, galva nuskusta. Varau pas patį vadą, viršininkas vadinasi. Viršininką, akademijos viršininką. Akademijos viršininką. Tai jau dabar hebra jau viskas, kaip sakant, baigė žaidimą. Čia jau rimtai. Tai va, ką žiūrėk, čia turim štabą. Pasiemam kepurę. Jo, einu vidų nusiemi, laukia užsidedi. Čia su kairą. Eik, prašau tiesiai. Nu, Emilį pasiruošęs. Gerai, sėdam. Tai Emilį, smagu, žiūrėk, gavai ir šitą pavardę. Jo, turiu. Pavardę. Išsikėlėm, Emilį tikslus, ne keletą dienelių reikia pasiintegruoti, pakluskit tvarkai ir būsit išganytas ir pajausit didelį malonumą. Kaip sekės, viskas plius minus gerai. Jo, gerai, tik nu, labai daug visokių ir ten turi žinoti, kaip pasisekti, susitraukti, sunku įprasti biškį. O jeigu nedarysi greitai, bausim. Taip. Visas ligas mes čia gydom atsispaudimais, ne? Labai šauniai atrodė, kas kirpo? Mūsų kirpėjas, kopos Oskaras toks kariūnas. Bet jis ne lietuvis, ne? Nu, toks atrodo, biškį iš Azijos kilmės. Nesvarbu, žinok, čia imam visus mes. Tai nereikia atsispaudimų daryti daugiau ten, negu tu tamsesnis esi. Nepropaguojam čia šitų pokštų. Jeigu man pasako laisvai, tada aš jau galiu atsipalduoti. Yra šitas dalykas. Tai ramiai va taip, Jo. o laisvai. Ramiai rankas taip. Ir laisvai, kairė koja iš šoną, op. Ai, kairė koja iš šono. Nu, išmokint, žinok, būsi kaip styga galėsi prezidentus pasitikinėti oro uoste. Nu va, tai nežinau, tai paklusnų likimas veda, nepaklusnų priverčia. Tai viską reikia daryti. Čia paprastai pavyzdį parodys, pamokys. Jeigu nesiseks,
bus įjungta prievarta. Tai 3P pavyzdys, pamokymas prievarta. Tai aš tikiuosi, kad išliksit dviejose iš tose fazėse. Okay. Gerai, kaip sakant, 5 dienas privartavimo. Kaip sakant, tam ir pasirašiau. Nu, tai nežinau, tai ką, viskas, ne, judam tada. Tai gerai, Vili, mes jam pasijungsim, pasižiūrėsim. Ačiū. Vili mažė. Viso. Nu ką, blemba, biškai prigazino tas įvadas, visai bus prievarta. Ne, jis matai, jisai tokia turi kalbėjimo būdą. Turi tokį, jo. Maniera, ne, viskas gerai. Tai va, šiaip čia vyksta mūsų visos rikiuotės. Aha. Vėliavas, ryte pakeliam, vakare nuleidžiam. Šitojo vietų ir dar. Taip, čia ir vyksta viskas. Ką, einam čia grįžtam, ne? Jep. Mūrai iškart taip pasiruoš, aš dabar prisimenu. Reikia mūrai įsitraukti. Nu įdomu, žiūrėk, pirmas įmas rikiuotė. Paaiškiai kaip žygiuoti. Nuo kairės pradėsi? Nuo kairės pradedu ir einu. Normaliai, jo. Tiesiog skirtingai rankas, skirtingai kovoja. Priekį. Ai, palat, jeigu aš dėsiu šitą ranką, šitą ranką į priekį. Taip, žinai, prašau. Oi. Pavadyk vietoj. Nu, panašiai, tai kalba aukštai rankų nekelt. Iki diržo maždaug. Iki diržo. Eina, man, pamatysi, žiūrėk, išėgos. Kuo paramiai? Žengti, marš! Val, žiauri keista. Čia reikia ir protpro. Palkyk mumis temų, tai? Kairė. Kairė. Pagal išės, man tai kaip jis eina? Jo. Valiu, kad tu taikys, kas jis eina. Bliam, jeigu taip reiktų visą gyvenimą vaikščioti, aš pratėčiau. Norėčiau operatorius dabar būt. Iš šalies pažiūrėti į save. Eitų, kaip sunku. Up. Mes kaip vienas sujungtas dabar dalykas kažkoksai. Kaip per Power Rangers, žinai, kai susijungi tą didelį robotą. Galėtų koks džipas čia suvežioti visus iš tikrą greičiau būt. Vietoj marš! Stot! Visi vaikščiai. Aikt. Mokyklos laikus primena. Šaukštą. Čia iškart ir šitų galim prisimti, ne? Jo, imkim. Kyvį, zaibys. Su žievę valgysiu. Duona, batonas. Šitas skaniai atrodo. Nu dabar jau kalorijų nežiūrėsiu, kol čia bus reikės energijos. O, blemba, sultis. Labą dieną. Čia iškart man jau pasimti, ne šitą? Jo, imkim. Durnas, morkų yra, čia geras. Tu durnas. Baklažanai, nepagailėsiu. Opa. Nu ką, darom kareivišką maisto reviewą. Kepsniukas, ryžiai. Valėmas, ne, sportas. Jo, šiaip blemba daržovių, visai gerų atrodo. Skanus visiems. Nu, pažiūrim. Neblogai. Daug kas nežino, įdomus faktas. Tai čia yra nei kiauliena, nei vištiena, nei jautina. Čia yra keptas rūsus. Literaliai kepa čia. Kad kariai daugiau motivacijos gautų. Tai jokauju, čia balis. Žalės riba, čia viskas suderinta yra. Palių uniformos. Gali pasimti su savimi šitą? Pasim. Blemas zaibys. Gan sotų. Neatsimenu, kada daržovį tiek suvalgiu per kartą. Nespėjau parodyti, kaip kyvį valgyt. Tai parodys, kai išeisim. Ai, bet dabar būsim rikiuoti. Nu, tai kaip pasibaigs rikiuoti. Sriuba ir podeliai. Ačiū labai. Prašom sriuba ir podeliai. Prašom lėkštės. Gerai. Nu ką, vėl rikiuoti, ne? Opa. Natūralus dalykas, žinai. Kuo paramiai? Žengti, marš! O nebūna, nedaro tų ten, kur. Aš kareivis, aš didysis. Skanduočiai? Jo. Turim skanduotę. Mėgstu faršą ir kotletus, mėgstu šaudyt pistoletus. Įsigauda visiškai. Buvau aš irgi kaip ją kažkada. Įsigandęs, žinai. Rikiuot nemokėdavau. Geri laikai. Nieka, išmoks. Vietoj marš! Stot! Visi vaikščiai. Įsivaikštom. Varysim dabar į instruktažą. Nežinau, kas per instruktažas, kaip nužudyti žmogų. Man atrodo, ginklo valdymo testas laukia. Valdymo testą. Pažiūrėsim, ar stabilus, ar gali ginklą laikyti. Blemba. Ar nulaikai nedreba rankas. Dreba. Dreba? Kaip tik, man atrodo. Tai čia vienas side efektų, kad aš buvau visiškai drebuly. Tai tu jiem nesakyk tik. Jo. Galvos, kad Parkinsonas man. Nu, va, žiūrėk, čia turim mokamąjį centrą. Aha. Geras. Mūsų šūkis. Ginklas, mūsų mokslas.
Sveiki, labą dieną, daktar. Žodžiu, buvo ką tik slaptas aptarimas. Top secret, negaliu sakyti, kas čia bus, bet karočią galimai mane Ukrainoje greit pamatysit. Pasirodo, turiu neįprastų sugebėjimų, tai paims kaip specialų į karį, į specialų į padalinį. Čia nežinau, ar iš tos pusės, kad aš lėtas labai, ar iš tos, kad talentingas žiauriai. Ne, bet čia viską supasakoja, kaip ką daryti, ten ką galima, ko negalima. Pasakė, ko daugmaž tikėtis, tai miškuose galimai bus py. Bet dabar dar kol kas ramu. Dabar mokinsimės ginklą valdyti pagaliau. Pirmas veiksmas padarytas. Labai daug informacijos atrodo. Daugmaž jau supratau, jo, kaip ta visa patikra veikia. Mes dabar palėtėm kokį apie 20% ginklo valdymo. Apie 8 valandos rengimo ir būtum pilnai parengtas ir galėtum pilnai operuoti šitą ginklą. Gerai, ačiū jums. Nėra už ką. Kiek sudėtinga. Nu, kaip tau, ginklo valdymo testas? Kaip parodo, kaip išrinkti, toks atrodo, nu gerai, okei, supratau, bet tada kaip pačiam reikia išsitrina iš galvos viskas absoliučiai. Kojas pilnai krūvinas. Tai taip, dabar reikėtų užsidėti šalmą. Čia ant barzdos. Tai mes ginklo galim laikyti arba į apačią nuleidę, arba į viršų, arba į priešo pusę. Šiaip yra prioritetas teikiamas ginklo į apačią, tai mokinsimės ginklą į apačią. Kad būtų saugus, jisai gali būti arba 45 laipsnių kampu, arba dar žemiau. Gal geriau 5 laikysiu, nenori kojas iššauti. Paklausyk. Jisai neturėtų savo į koją, bet ir tą saugumą reikia išlaikyti. Ką reiškia saugumas? Akių lygi, parduotuviai, kur brangiausios prekės sudėtos? Viršui. Parodyk su ranka. Akių lygiai. Atsiprašau to ženklą. Tenais. Reikia atsiminti, kad kada karys būna ir bėgioja. Parodyk, kaip pozą užėmė kokią bėgimą. Taip, matai, kaip ranka pasidarė? Jo. Aš turiu čia, o bėgimo metu ranka atsidūrė čia. Kur dabar nusikreipė vanduo? Vėl į kojas. Vėl, tai reikia turėti omeny, bėgimo metu man reikia tą ranką, taip laikyti, kad jisai išliktų saugus. Tai kol kas tiek. Dabar pati šaudymo padėtis. Suojame boksininko stovėseną, pasiemam ginklą, tai aš turiu dabar boksininko ir dabar jeigu man įdės ginklą, tai bus ir bus ta šaudymo padėtis. Pabandyk. Užim boksininko stovėseną. Jau panašiau. Taip. Labai susuktas jaučiuos. Nu kodėl? Tai atsistok, kad tau patogu būtų. Atsipaldavęs. Man jeigu kad patogu būtų, aš taip turėčiau stovėti. Bet čia manau negalima. Galima. Ir šitaip galima. Va čia jau yra gera šaudymo padėtis. Man reikia žiūrėti su abiem akim, bet taikytis tik su viena. Oi, tu man žinok dviejinas akyse. Taisyklė tokia. Jeigu nenori nieko nušauti, į šitą padėtį statyti ginklą negalima. Jisai turi būti kažkur tai nulemtas, žemyn. Pasirašėm 12. Bam. Apsidairom. Priešas kairiai. Aha. Bam. Gospodи, pamagy, ten reikia negyvas. Tu nušovė prieš tai mane. Tu sukaisi taip su vamzdžiu. Ai, tiksliai, aš turiu Jo. Dabar kaip mes žengėm į kairę pusę. Žengiau ant pirštų galų. Hop. Va. Kartais reikės atsisukti už nugaros. Tai yra 6 valanda. Ir 12. Hop. Bam. Dairomės. Hop. 6. Žengiu. Hop. Ir atsisuku. Bam. Buožė į žandą, į petį ir pum, apsidairau, viskas. Reikia hop ten. Reikia toliau, bum. Ir aš judu. Žiūrėk, dabar aš rodau, kaip bėgsiu. Žiūrėk, pasirašiau bėgti, ar ne? Va, ginklas, matai kur. Ir dabar bėgam. Biškį lėčiau bėgsiu, man kojas krūvinas. Gerai, apsisuk. Taip, ir bėgam. 30 metrų, 100 metrų reikia tiesiog tupai nubėgti ir kol kas čia mumis nešaudo. Tai mes tada galim pasimti ginklą į vieną ranką, kaip alaus krepšelį, ne? Nešiai Maksimos pirkai. Esu nešęs. Su vienu pirštu ten tokį pakė, ne? Ir tai tai lygiai taip pat, laikai. Taip, tiesiog. O po to, kai laiptais lipi, ką darai, kad nesudaužytų malų? Viškiai aukščiau pakeli? Jo, viškiai aukščiau pasikeli. Lygiai taip pat čia, žinok, jeigu tu teisingas lietuvis, geri alų, tai tu žinai, ką daryti. Aš negeriu alų. Sultis? Sultis geria. Bet sultis gali sudušti, ar ne, jeigu buteliuosi? Oi, ne, aš puslėse perku iš kaimo. O jeigu puslė atsitrenks į laiptus, nesuduš? Stiklinė, ne.
Bet vis tiek Ta plasmasinė. Bet vis tiek saugai, ne, kad... Nu, minimaliai. Aš labiau žiūriu, kad netimtų iš manęs kažką. Tai lygiai tą patį, žinai, tu darai. Jeigu yra čia kažkokie kliūtis ir ginklas ilgas, va su šituo, tai tu gali kaip nori, žinai, bet kai būna ilgesnis ginklas, tai tada reikia, nu, kad neužkliūtų. Tai kas yra? Biškiukas sulenkė alkūnę, žinai, ir va, ir bėgu. Ir dabar mes bėgam. Va, ir dabar... Jeigu man reikia ilgai čia stovėti, tai man gal reikia, nu, atsisėsti patogiau. Tai ką aš darau? Negaliu taip tiesiog. Šitą, žiūrėk, aš specialiai tau atsistojau, kad tu matytum. Žiūrėk, ką aš darau. Va, hop, ir dabar atsisėdau ant kulnų. Atpalaiduok koją. Pilnai aš nebegaliu, žinok, čia maks kiek galiu atpalaiduoti. Žiūrėk, mes sėdamės ant kulnų, va, ant pirštų galų ir ant kulno. Negaliu vis tiek, žinok. Numirk. Žinai, kokia bus skandalas, jeigu akademijai numirsi. Žengėm žingsnį ir klaupėm. Taip, buožė matai pas mane kur. Aha. Taip, dabar stojamės. Op. Taip, ir einam. Ir dabar vėl klaupiam. Taip, ir stojam. Op. Va, super. Taip pat gali taikiniai iš visų pusių pasirodyti. Aš darau va tokį dalyką. Hop. Bam. Va. Ir hop. Hop. Gerai, duok biškį man tą ginklą. Kažkas jau jam. Čia jau tai buvo, jeigu ką, čia neš. Duok biškės gers. O šiaip negeria kareiviai vandens, ne? Ne, negeria. Ne, monsterį tik tai. Ne, bet ta prasme, kai va tokie būna dalykai, tai jūs negeriat vandens. Gerat? Aš gaudį rytą ir vakarą ir viskas. Dar viena padėtis yra pritūpus. Užimu tokią... Tupiko tokia. Jo, ir biškį plačiau reikia atsitūpti. O, žiūrėk, žvirblis, matai kaip? Šiu. Bam! Nu šitas labiausiai nepatinka. Žiūri, kojas apsikrauna. Jis yra labai reikalingas. Kodėl? Kaip galvoju? Kaip tai miškiai tualetą eisi? Tai čia šikant. Ai, geras. Ir dar yra vienas aukštas, tai yra žemė. Guli. Tai yra guli. Tupiuosi, remiuosi į ranką žemę, metu kojas atgal ir užimu šaudymo padėtį. Remiuosi žemę. Taip, mesk atgal kojas. Nu, va. Tai yra kitas dar būdas. Pirmiausia, einu žemyn, po to sukuosi, ar ne, išsirunkiau ir va, turiu va tokį. Ir tūpkis, ir sukis dabar. Va. Ir dabar gulkis ant nugaros ir į tą pusę atsisuk. Atsigulk ant kairio peties, ridenkis. Pala. Ridenkis. Va. Ir dabar trauk tą koją, statyk ir bėk į priekį. Gerai to. Oik tu! Jo pirštas dešinės. Oik tu pašovė. Kyvis mano kišeniai buvo. Iš valgyklos kyvis. Aik tu. Mano kyvis. Kyvis kišeniai buvo. Pamiršau, kad turėjau. Ką daryti? Kyvis su žemėm. Šiandien gyvenimas. Šiam ne namuose pilvus augintų. Priešą 6 valandoj. 6 valandą. Taip. Ir dabar darau judinį. Atsiemu visus stumimus ant safo, ką sakiau, kad sraigim vadinu, nes dabar apsikeitėm pusėm. Tai užpakalis keliasi tavo. Oi, aš ir skrusdelino. Gerai, stok. Tas būdas, kada mes šliaužiam ant šono. Tai yra dar būdas, kada mes judam nugarą. Čia kai mažiukas būni ir bandai kuo labiau įsitepti. Užtenka jau? Daugiau mažiau pagrindiniai judėjimo būdai ir pagrindinė šaudymo padėtis yra tokios. Aišku, ten yra daugiau visokių dalykų, bet kaip baziniam lygmenį, tai šito va tiek užtenka. Gerai, ačiū už pagalbą.
Už pamokymus. Da, patinsiu ginklą. Šiaip tai skelimo būdai jie tokie, net ir kur man praverstų šiaip, nes man nervina. Aš ypač kai masė būna auginu daug žiauriai svert, pradedu ten po 115, jeigu kažkas nukrenta ant žemės. Man žiauriai vargina atstupinėti, pasiminėti, bet dabar su šito būdu, kur aš galėsiu tiesiog taip pasvaryti, buvau pasiemu, bamisytėsi. Žiauriai lengviau. Iki 100 trampų. Jo, ir iš lovos atsikelti irgi daug lengviau, kai skelėm gali pristraukti. Tai viskas tada. Paleidžiu. Super, nu, Blema, neatsimenu, kaip žies. kad tiek volioti reikėjo. Bet šiaip smagu, nu čia realiai, čia net gali realiam gyvenime pritaikyti. Nu bet jo, čia šiaip gudri yra, kad tipo kiekvienas judesys padarytas, kad kuo mažiau energijos išnaudotum. Taip, nu. Pavarga pečiukai biški, ne, normaliai? Jo, biški, blemba, tą ginklą laikyti, tą stovėsiną, aš žiauriai suvaržytas jaučiuos. Taip. Atrodo, mano kiekvienas rumuo įtemptas kūne, kad taisyklingai. Labai priprast, turi pirmą, kai čia, žinai, po to atsilaisina lengviau daros, kitas viskas lengviau laikos. Toks čia daug blemba darbo, matai, darai. Bet gerai, man atrodo, kaip pirmą kartą visai normaliai. Jo, šiaip smagu, tas smagus buvo. Bet blemas, prie jo net biški sunku buvo juokautis toks. Aš pradžioj pabandžius iškart klausyk. Kad blema čia biški bus. Rimtesnis dėdė toksai. Tai gerai, žodžiu, dabar nežinau, hebra, kas seka toliau. Einam dabar į baraką, nusimesiu viską. Ir tada sugrįšim dar, nežinau, su kuo gal būsiu apkasuosi jau išsiųst, arba jau su koja nupalėšti. Atrodo, yra lėktuvas užsakytas į Teheraną 6. Jo, 6. Tai turėsim 2 valandas nusiprausi, kažką biškį dezodorantę daugiau susitepsi ir 6 išskrenda. Tai misija, gerai, viso, davai. Ką, viskas, laisvos valandos, poilsis. Poilsis ką reiškia? Ėjimas į salę. Operatorių paleidau namo, karočią. Eisim testuot salės. Monsterį pasiėmiau. Visą dieną kentėjau be monsterio. Išsimaldau, kad bachūrai slaptai nuvarytų parduotuvę, man pargabentų, nes negaliu palikti šitos teritorijos. Griežtai draudžiama. Fizinio rengimo centras. Opa. Aik, kiek taurių, tu durnas. Aik, čia tai old schoolas. Tu durnas. Žinais, didėja kariai, nes tikrai nemažai užskačelinus yra. Tikrai nemažai didelių žmonių pamačiau. Darysiu nugaras trenkia. Bet jo, šita salė tokia miksas yra, nes čia treniruoklis matosi už naujobiškų tokių, bet tada tenais tie visi old schoolas. Ai, nu, kažką padarys. Vieną viršutinį nugarą iššausiu. Viršutinį nugarą padarytą. Šiandien nesifokusuosiu, karoči, kam įdomus sportas, pasirinku dienas tam tikras nugaras, kuriam fokusuojas labiau ant viršutinės nugaras, kur labiau ant sparnų. Mano lemo yra gimdyvės lemo, platus gan, tai man reikia pločio. Tai šiandien sparnų fokusuosis labiau ir ant pločio. Tai vienas pratimas viršutinės nugaras, dėl to bus. Toliau dabar visi bus lets. Nieko nesugalvojau, ką daugiau daryti. Dar norėjau vieną pull-down variaciją pasidaryti. Labiau letsam, tiesiog sujungu 2 rankinis ir šausiu čia nais dabiški. 2 darbiniai setai čia ir viskas, dabar padarysiu traukimo pratimą, kur tiesiog taip traukiu, vidurinį nugarai, midbackui ir pulloverį, dasimušimai, bet gal dabar dar galinės deltas darysiu, jaučiu po to. Flex offas. Kiek tu sveri? 98. Gerai atrodytum, jeigu siriškintum. Pas tave raumen normaliai, mat. Arba tiesiog riebalas pas tave taip gerai stovi. Kad atrodo, kad rumuo irgi variantas. Nu ką, galinė delta. Čia jau 3 setai, ne 2. Nes darau biškį su mažesniu svorio ir noriu taisyklingai daryti. Nes turiu problemų su AC joint, va šitom vietom. Esu susijęs iš abiejų pusių nuo ilgo laiko netaisyklingo darimo pratimų ir net retrektinimo skapulos ir pečių. Ir dabar dylinu su pasiekmėm ir bandau taisyti visą šitą. Jau jaučiu, kad trapecija periminėja visą laudą, nebegalinės deltas. Ir jau darau 3 setą, tai tiesiog dariau iki nebegalėjimo. Su jau biški nebetaisyklingai technika. Всё, короче. Pulloveris done, bicas lyg ir всё. Čia old schoolas, durnas. Ant tiek dahuja daryta, kad net su alkūniais kiaurai jau praėjusios tą old schoolinis bicukas aparatas. Davai. Nu kaip, 90 aparatas. Zaibys. Blemžia, žiauriai smūd. Kai tokia senumą čia nesvykai įsilaikė, aš nesuprantu. Ne, bet jūs sėkimičių prižiūrėti kažkiek turi, ne? Atrodo, nelabai, žinok. Atsitrauksiu dabar biškį nuo tavęs. Atsitrauk į vieną pusę. Prisperdžiu baisiai. Blemba šaibos eina po to apkepo, jo.
Atsargiai, čia smirda žiauri bezlais. Čia geinsais, smirda geinsais. Gerai, viskas. Grįžom po salės, pumpas gautas. Dar nėra jokių kalorijų kol kas skrandį, bet bus vakarinis patikrinimas dabar. Visus apėdinės ir žiūrės. Daug nežinau, bet girdėjau, kad kraujo testus daro. Kraujo testus darys. Negerai. Negerai, tada labai negerai. Kepurį iš karto reikia uždėti. Saulė leidžiasi. Po 9:15. Palį viskas jau baigęs po šito. Ką nori, tą darai. Oi, čia dabar daug jų. Čia visi absoliučiai dabar jų renkas, ne? Nu, šiaip jo. Tai visi kursai susirenka, sustoja, nuleidžiam vėliavas, atsiskaičiuoja, kas yra, kas nėra. Kas būna, jeigu kažko nėra? Blogai būna, kas būna. Reikia ieškot varyti po visiems. Ai, čia kiek renkasi kareivių durnas. Kokią Latviją galėtume paimti, tiek žmonių jaučiu. Patikrinimas, jebra. Tikėkimės visi bus, nes jeigu nebus, tai ilgai čia stovėti reikės. Kaip tylu durnas. Atrodo, kažkas baisaus įvyks. Oi, tu žiūrėk, bėga. Лёня, рами. Погребай виду. Рим. Buvo paklausyt vakarinio patikrinimo palei sąrašą. Karys išgirdęs savo pavardę atsako aš. Jokūbas. Aš? O, pagaliau man. Buvo pagarba. Tu, Rim. Kažkas rūpoja mano spiniai. Verkia jaučiu. Viskas, ne? Nu, kaip tau? Pagarba. Ai, žiauri daug tylėjimo, bet keista. Jo, taip tylu, tu durnas. Šiaip gerai, kad per normalią vėliavų pakėlimo ceremoniją tavęs nebuvo. Nu, tipo, gal blogai šiaip. Aha. Ten reikia ir žygiuoti, ir dainuoti, ir pasitikinėti vadą. Tai ten jau iš tikrą himną reikia dainuoti? Jo, ten iš tikrą. Bliam, aš Tai ten... apipistą bandžiau. Jo, aš taip supratau, žinok. Aš dar laukiu, ar kažkas pradės dainuoti. Bai pasiruošti. Jo, aš jau bandžiau prisiminti, kaip tas himnas dainuojas. Galbūt per ilgai mes kariavom. Visio, patikrinimas baigtas. Ramuma. Čia viskas. Baigęs dieną. Grįžimas į baraką. Kambariokas mano. Nurengęs irgi. Irgi mylis. Davęs skrandžių lauktuvių. Proteino neturėjau. Viščiukų skrandukai. Vis tiek hardkoras. Pirmą dieną jau organus valgau. Moku žudyt. Minimaliai jau, tipo. Jau yra, jeigu žinau. Ginklą valdyt. Tai ką išmokau. Ir jų mintų organais. Tikras teisingas. Kai grįžčiau po 4 dienų, jau čia PTSD, žinok, turėsiu. Ir per naujus metus fejerk šaudys, išbėgsiu su peiliu gatvę. Gaudys žmonės pradės. Žiūrėjau, viskas. Pavalgysiu skrandžius. Miegot. Žmatysim kitą dieną. Aš ką žiūrėt. Viso gero. Like, share, subscribe. Emilis signing out. Ir dar vienas Emilis. Signing out. Valgykit skrandžius.